Sveiki! Šiandien gilinamės į vienos Lietuvos organizacijos Manager LT akademijos veiklą. Žiūrėsim, ką jie siūlo profesinio tobulinimo srityje. Sveiki! Taip, ši akademija, kaip minėjot, veikia jau senokai, nuo 2004 metų. Pagrindinis tikslas yra padėti įmonėms kelti darbuotojų kompetencijos, profesionalumą. Na ir žinoma, veiklos efektyvumą. Virš 20 metų rinkoje tai jau nemažai. Tikrai taip. Tai jau savaime, manau, signalizuoja apie sukauptą patirtį. Įdomu, jie mini, kad mokymo programos kuriamos labai artimai su klientu. Atsižvelgiant į poreikius, net vertybės, tai ne šiaip standartinis paketas, ar ne? Būtent, ne konvejeris. Ir pabrėžia, kad derina teoriją su praktiniais pavyzdžiais ir, kas svarbiausia, praktinės užduotis. Kad žmonės realiai lavintų įgūdžius. Ne tik klausytų, bet ir darytų. Supratau. Tiksliai. O kokios tos pagrindinės veiklos kryptis, nes turbūt ne vien mokymai? Taip, mokymai tai aišku pagrindas, bet minimi ir organizacijų tyrimai. Pavyzdžiui, tas 360 laipsnių vertinimas. Aha, kai vertina ne tik vadovas, bet ir kolegos pavaldimiai. Taip. Arba organizacijos mikroklimato tyrimai, tada dar coachingas ir konsultavimas tiek verslui, tiek asmeniškai. Ir papildomai, matau, yra e-akademija ir straiksmiai, tokie kaip resursai. Gerai, tai pažiūrėkime į pačius mokymus tada, kas ten konkrečiai. Spektras atrodo milžiniškas, nuo vadovavimo prasideda. O taip, vadovavimas ir lyderystė čia, temos nuo asmeninės lyderystės ugdymo, vidurinės grandies vadovų kompetencijų iki tokių sudėtingesnių dalykų kaip pokyčių valdymas arba, sakykime, nuotolinis vadovavimas, kas dabar aktualu, net coachingas komandoms. Tikrai platus užmojis. Nuo vadovo prie komandos, o komandų formavimo srityje? Čia irgi įvairovė matosi. Yra programos bendradarbiavimui skatinti, kūrybiškumui ugdyti, net tokia, įdomiai skambanti išgyvenimo mokykla. Oho, tai rodo, kad į komandos stiprinimą žiūri plačiau, ne tik per tradicinius, sakykime, seminarus. Tikrai. Bando įvairius kampus. Gerai, o pardavimai? Kas ten akcentuojama? Čia fokusas į aktyvius B2B pardavimus, verslas verslui. Vertybinė komunikacija su klientu, pardavimas telefonu ar vaizdo skambučiu, kaip įveikti prieštaravimus, tokie praktiniai dalykai. Atrodo, bando padengti visą procesą. Klientų aptarnavimas irgi atskirai. Gal yra kokių specifinių niuansų čia? Yra. Be bendrų temų apie standartus ar kaip tvarkytis su sudėtingom situacijom, matau, kad siūlo specializuotus mokymus, pavyzdžiui, viešajam sektoriui pritaikytus, ar net medicinos darbuotojams. Tai rodo bandymų atliepti konkrečius sektorių poreikius. Logiška. Taip. Procesų valdymas, ypač gamyboje, kokios ten temos? Čia daugiausia apie efektyvumą gamyboje. Atsargų valdymas, kokybė. Minimumamos ir konkrečios metodikos, pavyzdžiui, Lean 5S. Tad darbo vietos organizavimo sistema. Būtent. Arba naujo gaminio įvedimo procesai. Akivaizdi orientacija į gamybininkus. O verslo kūrimas ir finansai, ką ten randam? Čia toks platus laukas. Nuo pagrindų, kaip pradėti verslą, kaip rašyti planą, formuoti strategiją, iki, sakykime, KPI nustatymo, finansų valdymo nefinansininkams, net pardavimų sistemos kūrimas įmonėje. Ir galiausiai asmeninis efektyvumas. Kas po šituo skėčiu? Tai tos klasikinės, bet amžinai aktualios temos. Komunikacija, laiko planavimas, stresas, konfliktai, viešasis kalbėjimas. Bet įdomu, kad yra ir apie darbą iš namų ofise. Labai į temą šiandien. Bet yra ir tokių temų, kurios, kaip čia pasakius, iškrenta iš tradicinių verslo mokymų rėmų, ar ne? Mačiau kažką apie dvasingumą. Pikliai taip. Va čia įdomu. Temos kaip dvasinio intelekto ir sąmoningumo ugdymas verslui. Arba emocinė inteligencija. Net gausos energija versle. Tai rodo tokį platesnį, gal holistinį požiūrį. Ne tik techniniai įgūdžiai, bet ir gilesni dalykai. Būtent. Galbūt apie darbuotojų ir pačių organizacijų gerovę plačiau galvojama. Gerai. Grįžtant prie kitų paslaugų, minėjom tos tyrimus 360 laipsnių, mikroklimato. Kas dar buvo? Taip, šalia tyrimų yra coachingas ir konsultavimas. Skirta vadovams, specialistams ir, kas įdomu, net privatiems asmenėms. Individualus palaikymas profesionaliame kelyje. O kaip dėl pasiekiamumo aprėpties? Kiek žmonių per tiek metų? Šaltinyje rašo, kad nuo tų 2004 dalyvavo virš 20 000 žmonių. Ir iš labai įvairių sektorių – prekyba, gamyba, paslaugos švietimas, medicina, valstybės tarnyba – platus ratas. Ir svarbu yra galimybė rinktis nuotolinius mokymus.
kas dabar, aišku, labai svarbu. Labai. Tai va, apibendrinant visą šitą informaciją, Manager LT Akademija atrodo kaip, tikrai ilgametė organizacija su labai plačiu paslaugų spektru. Man įstrigo tas individualus požiūris į klientą ir toks įdomus derinys nuo labai praktiškų techninių dalykų iki tų asmeninio augimo sąmoningumo temų. Tikrai. Ir pabaigai gal tokia mintis pamąstymui kyla. Visur akcentuojamas tas nuolatinis tobulėjimas, gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių kaip tas pats nuotolinis darbas ir asmeninė lyderystė. Jei reikėtų išskirti vieną vienintelį dalyką – įgūdį ar sritį iš visų šitų aptartų. Kas būtų tas esminis raktas sėkmingai laviruoti šiuolaikiniai profesinėje aplinkoje? Geras klausimas. Palikim jį klausytojams pamastyti.